Ei, Eva, tu girdėjai? Dėl tavo brolio 2 merginos susimušė. Palatų čia rimtai. Taip, mačiau, kaip nuėjau pas direktorę. Kurios? Luknė ir ta nusidažius, kur ružavai plaukus. Aš nežinau, jos kokios. Nieko naujo. Na, tikiu. Aš rimtai. Ar tai rimtai nieko naujo? Ai, ne, visą laiką tas pats. Visos dėliomašas, aš nesuprantu dėl ko. Na jo. Tik tiek norėjai pranešti? Taip. Okei. Ačiū. Na, aš jau galėsiu. Gerai. Pala, čia rimtai? Taip. Būna visos dėliomašose. Ir nesuprantu kodėl. Tipo, ko jis toks gražus? Na, nežinau, bet manis, gal šiek tiek gražus yra, nesakau, bet I don't know. Yep. Ar tu su Justu nedraugauji? Na, aš draugauju, bet, žinai, visi pradėjo sakyti, kad mes esame pora, ir man tai nepatinka, ir norėčiau draugauti su mergaitėm, žinai. Suprantu, viskas okei. Jo. Taigi, jau turiu eiti. Taip, suprantu. Iki. Ne, labas, einam. Matau, susitraukavęs dar vieną nevykėlę. Lukai. Negaliu patikėti, kad tave susimušė 2 merginos. Užsičiauk. Bent jau kažkas mane mėgsta. Jo. Einam. Pagaliau jie grįžo. Sveiki, vaikai. Labas. Aš jums turiu tokių naujienų. Kas? Prisimenate mano darbą? Taigi, persikėlėme į naują patalpą. Į naują pastatą tenais. Ten labai gražu. Tilpsime 2 aukšte. Oho, fainai. Galim ten nuvažiuoti? Žinoma. Pasidėkite daiktus, galėsim važiuoti. Man labai patinka mano naujas darbas.
Naujoji rūbų parduotuvė yra nuostabi. Eime. Štai vieta, kur dirbsiu, tik tais antram aukšte. Vau, kokia faina kavinė. Man jau patinka. Eime. Dar čia ne viskas. Vau. Eime į antrą aukštą. Štai. Vau. Štai. Aišku, dar čia nėra labai daug daiktų, nes viską dar tik atveža, bet... Vau, kokie gražūs drabužiai. Aš jų noriu. Eime, parodysiu dar. Čia bus galima nusifotografuoti. O čia... Va. Valentino tema. Artėja Valentino diena, todėl... Vau! Nuostabu! Tai va. Gerai. Gražu. Tik... Galėtų būti daugiau berniukiškų stiliaus rūbų. Nesijaudink, atveš. Aš myliu šitą vietą. Ten jau bus labai daug lankytojų. Pirmas dienas. Taip. Tai va. Dabar galima eiti namo. Man čia labai patinka. Taip, man irgi. Galim nusipirkti kažko atsigerti. Taip, eime. Štai. Prašau. Ačiū. Labai skanu. Gerai. Turi būti šiukšliadėžė. Eime. Dabar galime grįžti namo. Kai aš užaugsiu, aš irgi noriu dirbti tokioje parduotuvėje. Galėsi. Leiskite atrankinti. Štai.
Labas, Mica. Miau. Pagaliau namie. Jis visada taip žaidžia. Kur mano telefonas? Ir kol nepamiršau, aš paėmiau jūsų visą internetą. Va, ką? Tai bus tai geriau. Nuveiksit kažką kartu, pažaisite, negadinsit akių, pamatysit pasaulį. Va, ką? Girdėjot. O dabar kažką nuveikit. Arba eikit tvarkytis, mokintis. Nėra taip ir blogai. Tu ką juokauji? Čia nėra ką veikti. Žinau.